Labukas! Šiandien aš jums papasakosiu apie pačią juokingiausią mano skaitytą knygą Berto dienoraštis. Ją parašė Søren Olson ir Anders neįskaitau šito. O puslapių, to rasiu, yra... A few moments later. 2000 years later. 155 puslapiai. Šią knygą man parekomendavo mano tėtis, nes šita knyga buvo jo mėgstamiausia vaikystės knyga. Pagrindinis šios knygos herojus yra Bertas. Bertas pasivadinęs Trebu, nes jis galvoja, kad jo vardas yra negražus. Trebas Ljungas. Gyva legenda. Viską sugeba. Gražesnis nei galima įsivaizduoti. Jei tik panorėtų, paskui jį lakstytų visos mergiūkštės. Mielas. Jis, čia iš tikrųjų yra jo dienoraštis, tai jis aprašinėja savo nuotykius, jo nevykusią meilę ir labai daug linksmų istorijų ten. Čia yra tikrai labai gera knyga. Bertui Trebui gyvenime kyla labai daug įdomių klausimų. Pavyzdžiui, kodėl sumuštinis vadinasi sumuštinis, o ne primuštinis, sutrenktinis, sužeistinis. Bertas turi geriausią draugą Okę, kuris kaip tik labai yra įsimylėjęs savo klasiokę Lindą Fahlström. O Bertas aprašinėja ją labai negražiai. Linda Fahlström. Keverzų keverza, Okė lydosi dėl jos. Bet Bertas irgi yra įsimylėjęs mergaitę, nes mano, kad menkas malonumas būtų šokti visus lėtų šokius prisispaudus prie Okės. Taigi, jeigu norite pakrizenimo ir labai daug juokingų istorijų, būtinai paskaitykite šią seną, bet ir labai gerą knygą Berto dienoraštis. O dabar mano knygos vertinimas. Krizenimas 10 iš 5. Nesu skaičius juokingesnės knygos. Šiurpumas 0 iš 5. Šitas kitas rašytojas Olson siaubūnų ir baisiųnų ir jokių zombių neaprašinėja. Nuotykiai 3 iš 5. Patys žinot, kad klasiai nuotykių būna tikrai iki čia. Piešinukai 3 iš 5. Linksmi, smagus ir beveik kaip komiksai. Gerumas 2 iš 5. Bertas šiuo metu labai išdykęs, todėl gerumo pas jį yra labai mažai. Mano bendras knygos vertinimas 4 iš 5. Galėjo būti bent vienas vaiduoklis. Adios, amigos.